Nemylimas muzikantas. Vienas berniokas tarnavo pas turtingą poną, kuris turėjo labai gražią dukterį. Netrukus jaunuoliai taip įsimylėjo vienas kitą, kad nusprendė kelti vestuves ir toliau drauge gyventi. Kai ponas sužinojo, kad prastas kaimo berniokas įsimylėjo jo dukterį, labai supyko ir griežtai uždraudė dukrai už jo tekėti. Ką man reikia tokio žento? Jeigu nori vesti mano dukterį, tegul įsigyja dvarą, nemenkesnį už mano. Kiek prašė berniokas ir jo išrinktoji, ponas nesileidžia į kalbas ir viskas. Neturi dvaro, negausi ir dukters. Labai nusiminė berniokas, nežinodamas, ką daryti. Ilgai galvojo ir pagaliau nusprendė prašyti pinigų pas kipšus, kurie gyveno pelkėje. Atėjo vakare saulei nusileidus ir dairosi, iš kurio akivaro pasirodys kipšas. O tas tik strykt ir jau stovi šalia. Ko čia ieškai, žmogelį? Klausė. Raistinio ieškau, atsakė berniokas. Sakau, gal pinigų jis man paskolins. Noriu vesti žmoną, bet neturiu nei sudilusio skatiko. Nedidelė bėda, nusižvengė arklio balsu kipšas. Galiu paskolinti 1000 auksinių. Nusipirksi dvarą ir dar gyvenimui liks, bet su viena sąlyga, kad pakviesi visus pelkių kipšus į savo vestuves. Mato berniokas, kad raistinis kažkokią šunybę sugalvoja, bet taip panoro 1000 auksinių, jog ėmė ir sutiko. Pakviesiu, kągi darysi nepakvietęs, bet jeigu jūs neteisite, tai pinigai liks man. Nebijok, ateisim, užtikrino kipšas, tik duok žinią. Ištiesė berniokui maišelį su pinigais ir šlumštelėjo į pelkę. Parėjo berniokas namo, pinigais nešinas ir tuoj po to nusipirko dvarą. Dabar ponas su didžiausiu džiaugsmu sutiko leisti dukrą ir tuoj paskyrė vestuvių dieną. Nori, nenori, bet reikia ir kipšus prašyti puotonų. Nežinodamas, ką daryti, jis nuėjo pas kaimo žiniuonę klausti patarimo. Ši pamokė, kaip su raistiniu kalbėti. Atėjo vakare berniokas prie pelkyno ir šaukė kipšą pasirodyti. Suburbuliavo pelkynas ir iš maurų pakilo raistinis. Ko čia šūkauji, žmogelį? Klausė. Taigi atėjau jūs į vestuves pakviesti, sako berniokas. Gerai, kad laikaisi žodžio, nudžiugo kipšas. O sakyk, ką pabroliais kvietei? Pabroliais kviečiau angelus, sako burtininkės pamokytas berniokas. Na, šituos tai be reikalo, susiraukė kipšas. O ką piršlių kvietei? Pona Dievą? Ar tau galvoj negerai, supyko kipšas. Jis visą pokylį mums sugadins. O kas gros? Gros pats perkūnas. Ne, tai to jau nebus. Į vestuves, kur gros perkūnas, nei vienas velnias nekels nė kojos. Suriko raistinis ir šoko į pelkyną, net dumblai ištiško. Iškišo galvą iš pelkės ir sušuko. Argi nežinai, kad raistiniai labiausiai bijo perkūno, kad savo strėlėm jų neužmuštų? Taigi, kad žinau, atsakė berniokas ir linksmas nuėjo namo.